matot, tos hematologinės ligos yra truputėlį kitokios negu solidiniai navikai. Pas mus yra iš viso tokių patologijų ir tokių lygų, kai mes pradžioj net negydom, mes paliekam, tiesiog diagnozuojam ir nereikia žmogaus gydyti, jis yra tik stebimas, tik tai, kaip sakoma, turi atvykti kontroliai, bet gydymo nereikia. Ir psichologiškai tas yra labai žmonėm sunku. Man nustatė kraujo vėžį ir manęs negydo. Tai mes iš tiesų esam buvę tokioj vienoj užsienio konferencijoje, kai aktoriai vaidino tą situaciją, kuri iš tikrųjų realiai mes kiekvieną dieną susidurėm. Ten buvo vienos kraujo ligos, reiškia, tokia mokslinė konferencija, bet buvo, reiškia, toks mizanscenos, kaip aktoriai vaidina gydytoją ir pacientą ir, reiškia, gydytojas pasako, jums diagnozuota lėtinė kraujo liga, bet jos gydyti nereikia, nes mes dabar ją tik stebėsim, tiesiog yra taktika stebėk, lauk, watch and wait. Žmogui yra šokas. Kaip tai? Jis grįžta namo, puola skaityti, kas tai yra per liga. Iš tiesų, 5 metus jisai susitaiko, kad jo negydys, nereikia gydyti, bet liga progresuoja ir po kažkiek tai laiko, vienam greičiau, kitam vėliau, jau gydytojas pasako, va, dabar yra taip ir taip, dabar mes jau gydysim. Tada žmogui vėl iš naujo yra šokas. Kaip? Aš gerai jaučiuosi. Man ten tik tai truputį infekcijos, reiškia, vargina arba ten truputėlį prakaituoju, bet kaip dabar mane specifiškai jau imunochemoterapija ir chemoterapija gydysit. Tai iš tikrųjų tos hematologinės ligos, jos yra truputėlį kitaip ir kartais va tas toks vėlgi žmogui išaiškinti, vėlgi yra labai svarbu, kad jis suprastų, kad jis serga, jis nepasveiks, bet jis yra tiesiog stebimas, jisai turi lankytis reguliariai ir tiesiog viskas bus matyt. Bet aišku, yra tokių ligų, kur turim pacientui pradėti gydymą šiandien, rytoj ir tada jam aišku verčiasi visas pasaulis, verčiasi visas gyvenimas ir yra tokių, kurie nesigydo. Per mano praktiką tikrai yra kas nesigydė. Nedaug. Yra kas nusprendžia nesigydyti po to, persigalvoja, kartais galima tą laiką grąžinti, kartais negalima. Vėlgi prievartos tikrai pas mus nėra, bet manau, kad labai priklauso nuo to, koks yra kontaktas tarp paciento ir mediko ir kaip tam pacientui išaiškinai ir kaip jis tave suprato. Galbūt jis nesuprato 1 kartą, galbūt jis supras 5 kartą, kada tu tą patį pasakysi. Už tai pas mus negali būti kažkokių labai 15 minučių, bet dėja taip yra. Dėja taip yra.